Sveiki, visi su jumis sveikinasi Mr. Distro ir kągi. Čia yra kaip ir paskutinė bent jau šitos Minecraft'o versijos sezono serija. Taigi šita versija yra Minecraft 1.1, kurio video gidą kaip įsirašyti jūs jau tikrai matėte, žinau, prisimenu, kadangi aš jums tą video sukūriau. Ir dar prieš baigiant šitą sezoną noriu parodyti keletą savo klaidelių, kurių buvau padaręs ir paaiškinsiu, kas kaip ir toliau, kaip ko tikėtis. Matėt, šiek tiek vienas Cobblestonas ateina. Ir jeigu teisingai atkreipėt dėmesį arba prisimenat, ką aš dariau paskutiniosios serijos metu, tai štai čia, tai atvyksim. Čia nustačiau dažnį 99 ir jeigu prisimenat, kiekviena iš šitų, turim vieną zombį ir creeperį. Laukit, kuris čia pasislėpė. Teik čia. Kodėl nereaguoju, turėtum reaguoti. Nu, žodžiu. Tai jeigu prisimint, kiekvienas, tiek šita sistema yra pajungta ant tos, tiek tenai, kas viduje yra viskas pajungta ant 99 ir tokie daiktai skraido ten, kur jums nereikia. Taigi, grįžtam čia ir iškart aš jums parodysiu vieną tokį dalyką, kuris jums tai pataisys. Šitą neturėjo būti. Turėjo tą būti. Neugis nukrito į apačią, atrodo nukrito. Tai pasiimsim. Taip, kur čia ta mūsų sistema? Na, tai prijungsiu prie šitos sistemos. Nustatau dažnį, tarkim, 92. Gali gauti ir keliaujam atgal į lauką prie savo sistemos, kuri yra štai tenai. Prie kasyklos, skaldyklos, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir dabar, štai bent jau šitą vamzdį perstatom į 92. Čia šiek tiek iš kito Cobblestono, na, čia būna pasitaiko iš pradžių. Ir dabar jau turėtų visi tie daiktai keliauti ten, kur priklauso ir nebesustoti, kur nereikia. Vis dėlto teikim čia pasitikrinkim. Taip, viskas šiandien atrodo kaip ir normaliai. Medžia būna tada į nusikasa ir jau baigia samplingai užsipildyti. Ir keliaujam štai čia. Patikrinsim, ar tikrai viskas gerai, ar viskas randa savo vietą, nėra prikritusių dalykų. Nu, kol kas atrodo viskas ok. Nesimato, kad būtų prikritę, tai vis dėlto tai tiek. Kaip ir. Ir dabar ką žadu daryti su 1.2.5 versija, kaip žinot, aš žadu pereiti. Ir kad tą padaryčiau, aš galvojau, iškirpsiu šitą namą, iškirpsiu čia visus aparatus ir taip toliau, bet prisiminiau, kad aš naudoju ID Resolver. Arba, kaip sakant, pagrindinis dalykas, kodėl man tai nepavyktų padaryti, būtų visi ID failai. Kadangi modų tikrai nemažai ir aš turėčiau nemažą kiekį ID perrašyti, pertvarkyti vien tam, kad iškirpčiau, arba vien tam, kad perkelčiau kažkokį tai žemėlapį ir panašiai, tai aš užtrukčiau tikrai turbūt kokią savaitę, kol viską sužiūrėčiau, nu gal 2-3 dienas grūbiai, taip, bet jau taip gero pasėdėjimo, tai aš galvoju, velniop tai viskas, vienu žodžiu, čia nesvarbu. Ir aš ką žadu daryti, tai kaip prisimenat, mes turėjom štai šitą aparačiuką, tai aš kiekvieną iš šitų čestų prijungsiu prie šitos sistemos. Jau galim net pradėti, man rodos. Aišku, gal nerankinių būtų greičiausiai būtų buvę, bet prijungsiu kiekvieną aparačiuką prie šitos sistemos ir jisai gamins energiją, visus daiktus pavers į energiją. Taigi, beveik visus daiktus, kuriuos čia matote, tiek vamzdžius, nežinau, ar išeis visus vamzdžius paversti, čia bus įdomiai. Stengsiuos visas medžiagas, viską paversti į energiją. Ir tą energiją mes paskui panaudosim į Client-Starą. Į Client-Starą sudėjus, aš pažiūrėsiu, kiek ten energijos turiu konkrečiai. Kad galėčiau perkelti viską į naują versiją ir ten atsidūrė, kaip matau, bronzos nenori perkelti, tai spėjau, su uranu irgi bus, su Buildcrafto dalykais gali būti problemų. Na, coal galim paversti, nežinau kaip rubber. Na, visokias kitokias smulkmenas galim mes rankiniu būdu pažiūrėti.
jo Coal leidžia, Nikolait ir šitie, su Red Power dalykais neįsivaizduoju. Red Power dalykai. Na, vienu žodžiu, visą energiją, kurią turim čia, aš ją konvertuosiu į mūsų šitą energiją ir ją paskui, na, iš karto galim dėti kokį, nežinau. Tiek užteks 500 000. Ką čia dar galime įdėti? Visą anglį, kur yra štai čia, galime įdėti. Ką čia dar galime įdėti tokio, ką čia dar tas aparatas priimtų. Divining Rodą galėtų, Philosopher's Stone tikrai priims. Šituos visus tikrai priimtų. Ir visą, oi kiek bus energijos čia nemažai. Na, pasižiūrim kaip. Tai, nu žodžiu, visą šitą energiją, visus šitos dalykus aš perkonvertuosiu į kitus daiktus, kaip sakant, į naudingus daiktus. Ir jeigu pavyks, aš nežinau, galvoju, gal per kokį live streamą man reikėtų padaryti, kaip aš šitą, kaip statausi gal kitam pasaulyje, kitame, o dabar kiek daug daiktų bus. Kitoje versijoje, nežinau net kaip daryti, ar man per visą tą, ar ne, ar kaip, neįsivaizduoju, tikrai nežinau. Ir mes tada, aš gal išjungsiu visą šitą, kadangi, kaip pastebėjau, man neleidžia konvertuoti Buildcrafto dalykų, tai reiškia visus šitos Buildcrafto pagrindinius variklius. Pavyzdžiui, bus 3 šitie varikliai, maždaug paskaičiuosiu, kiek aš turiu vamzdžių, pasiimsiu tiek vamzdžių. Čia kažkur buvo mano... taip yra, štai čia va yra mano šitas pompa vandens, tai pasiimsiu pompą, pasidarysiu keletą variklių. Suskaičiuosiu kiekvieną redstone variklį, kiekvieną tokią smulkmenėlę. Taip pat čia dar viena pompa, kuri pompuoja su šitą naftą, teleporto vamzdžius reikės pasižiūrėti. Reikės pasižiūrėti va šitą va mūsų medžio fermos pradžią. Taip pat reikės štai va ten tą quarry iškelti, taigi, na, tokie kaip atrodo nesudėtingi, bet ganėtinai laiko daug užimantis dalykai. Na, dar Industrial Craft dalykai turbūt su jais gali būti problemų. Taigi šitie va dalykai nebus sukonvertuoti. Taip, šitie bus, šitas bus. Taip, tada mes sudedam visą, kas čia nesukonvertuoja štai čia nai. Taip, šito nereiks, na tiek gali būti, šitas gal nesukonvertuos, ne. Šitie turėtų susikonvertuoti, bent jau man taip atrodo. Arba tada blogiausiu atveju paimsim štai šitai padarysim. Kur čia keletas dalykų, taip, tarkim, brass, bronze, nežinau, brass, šitie galbūt susitransmutuos. Ne. Nope. Check testą. Nesitransmutuoja. Taip, gerai, tada jeigu jie nesitransmutuoja, mes juos paliksim štai čia. Dabar kaip su šituo, žinau, kad jisai turėtų... Irgi neina. Olia, įdomiai. Realiai tai turėtų būti, na, blogiausiu atveju pasidarysim tokį kitame sezone, taip toliau, kas čia dar tokio. Taip, ko gero rubber negalėsim išgauti, šitas tikrai galės, electrolyzeris, taip, ne. Šitie dalykai nesitransmutuoja. Na, bent jau ant šitos versijos modų, kuriuos naudojau, šitie turbūt irgi nesutransmutuos, kaip sakant, nepersiversi energiją. O, persiverčia. Taip, na tada pabandom, būkim bandyto. Aha, norėtum, nieks nepasiverčia. Kas čia dar tokio?
Taip, čia tas nesitransmutuos, ten tuščia. Šitie turėtų transmutuotis. Kas čia dar? O, kiek čia šlamšta. O, kiek čia šlamšta. Taip, na, šitas turėtų, obsidianas turėtų, tungstenas. Čia clouding blokai nelabai, uranas abejoju. Šitie visi vanila dalykai turėtų transmutuotis. Kibirai, šitie nesitransmutuos, flax irgi abejoju, bent jau ant šitos versijos. Kas čia dar? Mėsa, rotten flesh, spider, šitie turėtų template'as abejoju. Nu, dar crafting tables pamėginsim ir chestus. Dabar pažiūrėsim. Nu, va. Nu, ką sakau. Sakyčiau, nei blogai. Ir kiek dabar energijos turim iš vis? Aha, ir čia bus jau nemaža sumelė, kaip sakant. Taip. Taigi, aš vis dėlto surašysiu visus smulkmenas, visus dalykus, visi daiktai, kurie liko. Na, gal aš taip iš tokių dalykų neimsiu, nu, vieną steką gal pneumatinių šitų tubes paimsiu. Pasižiūrėsiu visus šitos variklius, kiek aš čia ką turiu, kiek šitų overclockerių, kiek ekstraktorių, nu čia keletas tokių, paskui dar čianai. Čia yra 5, čia yra 5, čia tuščia, o tuščia buvo, keista turėjo būti čia. Ir indukcinės krosnys, taigi kiek čia turim 30 overclockerių, dar 3 viršų yra, čia ar 2. Dar aišku, čia receptus turim visokius, tai ojojoj, kaip sakė. Na, o dar kur čia visi mūsų MFE, turim 2 MFE atrodo. Visą šitą sistemą. Nu, žodžiu, čia man bus ką veik, Taigi, ir kas dar nežino, tai šiandien, tai čia kovo 3 dieną man iš niekur nieko prilepino vėl limitą. Ir dabar vėl bus video su tiklais iki 15 minučių, kol pavyks išsiaiškinti, kame čia bėdos, kame čia replės, kaip aš mėgstu sakyti dar. Ir kol įspręsiu, tai bus 15 minučių. Jeigu labai mane užknis, pradėsiu kelinėti visus video į antrąjį kanalą ir nežinau. Čia turbūt dėl mano praeities, dėl keletos pačių pirmųjų video, ten kurių jau net nebėra, arba trūksta kai kurių. Tai man rodos dėl jų ir mes čia kiek turėsim 220 ir 650 tūkstančių, tai 870, nu beveik 900 EMC bus value, kurios tikrai turėsim. Ir dar, aišku, kiekvienas iš šitų chestų, kurie turėtų turėti vertę. Norėtum, kad jie turėtų vertę. Taigi, taip, ką čia dar surašom? Nu, šito često nejudinsim, per daug biškijo. Taip, štai čia. Nu dar šitie 9, tai visus 9 išleidžiam. Nu, jau grubiai, kaip sakant, 1 milijonas netoli bus. Tai nei daug, nei mažai, visai nieko. Transmutation tablet. Nope. Gaila, kad ant naujesnės versijos neturėjau. Tai ten būtų išėję viską padaryti. Pasvajok ir praeis, Ui, tiksliai, su pikeksu bus sunkiai. Taip, visa čia energija. Na ir dar čia turim keletą daiktų. Tokie paprasti. Bet ne visi pasiverčia į energiją. Taip, štai šitaip. Tai vat, tiek šį kartą, tikiuosi nesupyksit ir susitiksim sekančiai serijai greičiausiu metu, kaip įmanoma greičiausiu momentu ir ate.